eiti žiūrėti į vandenį, būti gamtoj, kalbėti su žmonėm, man labai svarbu, nes per žmonės labai daug dalykų ateina, suskamba, atsiranda kažkokių patvirtinimų, nukreipimų, tai bendrauti su žmonėm ir taip pat stebėti aplinką. Kasdienis gyvenimas, tai kas atsitinka kiekvieną dieną, tai kas atrodo nesvarbu, tai kas yra rutiniška, tai kas yra labai paprasta, bet tame labai atsiskleidžia daug pasaulio požiūrio jausmų. Aš galiu pabandyti. Atsargiai tik dėl kavos. Gerai. Aš esu Dainora Rudėnaitė, Pelkių lietus. Esu tarpdisciplininio meno kūrėja, fotografė ir žmogus besidomintis kitais žmonėmis. Mane labai domina psichologija, psichoanalizė, procesai, kurie vyksta žmogaus viduje, bet taip pat ir visa biologinė pusė, bet mane apskritai inspiruoja pasaulis, aš esu labai smalsi ir jeigu kažką pamatau ir susidomiu, tai tuo metu tuo ir domiuosi, nežinau, tiek dirbtinis intelektas, lidaro technologija, robotai siurbliai, mašinos, kurios save vairuoja, viskas, kas būna santykyje su žmogum, tai labai kartais netikėtai ištinka idėjos ir jos tiesiog atsitinka, tai nežinau, kur gali nuvesti pasaulis, gal važiuoti į kokią kosminę stotį. Aš ankstyvoj paauglystėje labai norėjau, ten buvo kažkokia misija paskelbta, kad važiuosi į Marsą, atrinkinės žmonės ir sakiau, kaip įdomu, kaip fainai norėčiau. Apskritai turėjau kažkada svajonę pilotuoti lėktuvą ir man būtų įdomu susipažinti iš arčiau, nes kartais dalykus labai lengva romantizuoti savo viduj. Man atrodo, žmogus apskritai yra labai itin jautri būtybė pasaulyje aplink save ir mūsų skirtingi dalykai labai skirtingai veikia. Kokį, nežinau, ar rezidenciją, ar kažką įkurti. Didžiausias iššūkis kuriant. Imti ir daryti, būti drąsiai. Kartais pasileisti nežinomybę ir nekontroliuoti proceso. Šios vietos, nes jisai jungiasi. Muszę tak
Jo, man labai svarbu spalva gyvenime. Aš pati gal turiu daug rūbų spalvotų. Viską, ką galiu turėti spalvoto, turiu spalvoto. Tai man dažai kažkaip, kai pradėjau tyrinėti akvarelę, norėjusi ne tų permatomų spalvų, kurios susimaišo kažkaip, o kad kuo ryškesnis dažas būtų, kad taip ir galėčiau išreikšti viską, kaip ir jaučiu, kaip matau. Man kūryba yra susitikimas su savim ir pasauliu, ieškojimas dalykų, kurie ne visada yra apčiuopiami. O menas yra labai daug kas. Man gyvenimas yra menas. Tai čia tokia pradžia, kur viskas atsitinka per kažkokį jausmą, tada kažkur tęsiasi. Geras. Būna periodų, kur tu kiekvieną dieną tapai, tokius, ne tapai, o pieši akvarelę. Ir tada, pavyzdžiui, matai arba kaip spalvos skiriasi, arba kaip tik, kad tą savaitę panašios spalvos buvo. Jo, yra periodų ir ganėtinai jaučiasi, kas atsispindi. Ir aš suprantu, kad kai kurių serijų negaliu pakartoti. Kūrybos šaltinis yra žmonės, procesai vykstantis su žmogumi, su tais dalykais, kurie yra neapčiuopiami, tai išgyvenimai, jausmai, patirtys, ritualai, tai, kas atsikartoja mūsų gyvenime. Ir man atrodo, technologijos kaip tik praturtina ir papildo ir įsimaišo gyvenimą ir netampa kažkokia atskira dalimi, bet kažkaip lyg prasitęsia, nežinau. Apskritai mano kūryboje visi procesai, kuriuos aš darau, aš pati pereinu per juos. Aš labai gerai atsimenu 2020 metų pavasarį, kai reikėjo irgi paruošti kūrinį peržiūrom ir tuo metu vyko karantinas. Aš gyvenau viena 3 kambarių bute, pro langą mačiau sieną. Ir viskas, ko tuo metu norėjau, tai būti miške ir aš tada kiekvieną dieną maišiau vienos spalvos dažą ir kiekvieną dieną piešiau tokias akvarelinės eglutes ir jų turėjau apie 70, iš kurių galiausiai padariau animaciją ir kūrinį Pelkių lietus galaktikų sniegui, kurį sujungiau su Vytauto Oškinio fleitos garsais. Ir tas kūrinys buvo labai įdomus, nes jis labai keitėsi pačiam procese, nes esu Pelkių lietus galaktikų sniegui naudojęs būtent akvarelę ir tada ją transformavus į video animacijos formatą. Bet taip tiesiog originali akvarelė pakabinta nesu dar niekur pristačius. Jaučiu, kad pamažu tas laikas artėja, bet nežinau, reikia tinkamos progos, tinkamo kažkokio žinojimo, ką noriu tuo pasakyti, nes dabar tai yra daugiausiai kūrinių pradžios ir procesai.
ir jis toks tapo labai daugiasluoksnis, nes atsitiko nuo vandens lašo, bet tas vandens lašas tiesioginė prasme nebepasirodė pačiam kūriny ir atrodo, jis turi tiek daug pusių ir prasmių, kad jo neįmanoma nei supakuoti, nei išvežti ir gali būti, kad jo nelabai įmanoma ir atkartoti, nebent būtų atkartota būtent tos galerijos erdvė. Nes jis yra toks man labai apie svarbų procesą. Tuo metu turėjau studiją Lelijos fabrike ir atsimenu, pradėjo griauti pastatą priešais ir tai buvo kaip ir ženklas, kad mes pamažu turėsim iš tos studijos išsikraustyt ir kad, nežinau, ta erdvė taps jau visiškai kitokia, kažkoks traukos centras Naujamiesty ir aš kažkaip prisėdau, buvo pavasaris ir jo, jis taip gimė ir man jis yra labai apie tą laikotarpį ir nieko panašaus paskui nebesukūriau. O čia gali būti kažkokio etapo, iš spalvų ir formų, kad tai yra pabaiga, tos studijos, kažkokie išgyvenimai, ar kaip tik ten? Man gal ne pabaiga, bet kaip tik įamžinimas, įfiksavimas čia ir dabar, kaip polaroido kadras. Nes aš savo kūrybai naudoju apskritai labai daug dokumentacinių formų nuo, 3D filmavimo, garso įrašų, tekstų, fotografavimo, visko, ką matau aplinkui, filmavimo, akvarelę. Tai šiuo metu dirbu su meniniu tyrimu apie paleistas svajones, apie dalykus, kuriuos kažkada įsivaizdavom, svajojom, tikėjomės, bet kažkur pametėm arba pasikeitė mūsų gyvenimo aplinkybės, turėjom palikti savo namus, išsikraustyti, pradėti gyvenimą iš naujo. Taip pat apie kolektyvinės svajonės, kurios neišsipildo ir kažkur dingsta. Tai šitoj temai man yra įdomu, kaip atrodo tos svajonės, kur jos gyvena, kas atsitinka joms, kai jos pameta žmonės, kurie apie jas svajojo. Ir aš nusprendžiu būti atvira prie žmonės ir įsileisti juos į savo minčių srautą arba interpretacijas. Tai man atrodo, bet koks kūrybos pristatymas yra jautrus, ar tai būtų eilėraštis ar muzikos kūrinys, video, tai tiesiog tu parodai tai, kas tau labai rūpi, tai, kas tau yra labai jautru. Ir šitą, idėjų srautą, ar tu kažkaip pasirašai, kas yra tas tavo ženklas? Aš kažką žinau, pridirbu. Kur tu gyveni? Tau šitą jau? Savo kūryboje kitą formą, kažkaip ją transformuoti animacijos, video formatu ir Prisimeni, kaip sukasi? Bet apskritai būti atviru prieš kitą žmogų, net prieš patį save yra labai jautru. Tai man atrodo, kad tas kūrinys gali būti, akmuo, skulptūra, sunku, bet tai vis tiek labai jautru, Mano kūriniai su robotu siurbliu irgi gali atrodyti toks labai šaltas, kažkokio atstumo besilaikantis kūrinys. Kol kas konkrečios parodos nenusimato, aš tiesiog kuriu kūrinių seriją. Viena iš technologijų, kurią naudoju, tai yra 3D skanavimas. Tai fiksuoju apleistą Vėtrungės stovyklavietę, kuri nuolatos keičiasi, nes ten įvyksta visokių incidentų kaip degantys nameliai, vandalizmas, kažkas apsigyvena, gyvūnai, žmonės ir kaip pakeičia tą erdvę. Tai man yra įdomu, kaip apleistos erdvės, kurios anksčiau teikė vilties bendruomeniai ir turėjo kažkokį labai svarbų bendruomenės susibūrimo erdvę, keičiasi ir kaip žmonių emocijos keičiasi į tą erdvę. Aš savo kūryboje kuriu labai dažnai konstruoju patyriminę erdvę.
konstruoju situaciją, kurioje galima pasijusti arba pagalvoti apie tam tikrus dalykus. Ir man dar patinka analoginės technologijos, nes jos visada stringa ir tu turi su joms susidraugauti. Kaip, nežinau, fotoaparatas, kai nusiperki naują analoginį fotoaparatą, neprasisukio juostelė, nesuveikia kažkas. Ir labai dažnai savo paskutiniuose kūriniuose kviečiu juos išbandyti ne tik per akis, bet, nežinau, rašyti, piešti, liesti, dalyvauti kartu, kuriant. Jo, aš čia turiu, pavyzdžiui, būtent artefaktų likusių iš parodos. Nežinau, galim gal čia nueiti, čia bus daugiau šviesos, ar netrukdo, nežinau. Tai vat, tuoj aš pasižiūrėsiu, kur yra kas. Man atrodo, būtent su šita spausdinimo mašinėlė jie ir buvo parašyti. Tai čia yra būtent kūrinys atsitinka tuo metu, kai žmogus dalyvauja ir jaučia, kuria, patiria. Ir žiūrovas tampa mano kūrinio bendra autorium. Ir man labai patinka žiūrovo įsileisti į šitą erdvę ir būti tokiam pat santykyje. Nebūti viską žinančią, o smalsauti ir žiūrėti, kur kūrinys mus atves. Ir kartais, kai pasako, parašo dalykus garsiai, tai pripažįsta ir savo. Tai visai įdomu kurti tokias erdves, kuriuose galima kažką palikti tiek savo, tiek kitiems, nes visus šitus dalykus galima buvo atėjus skaityti, čiupinėti, žiūrėti. Ir jeigu niekas nebūtų norėjęs pasidalinti, jų ir nebūtų, bet pamenu, vienoj parodoj per vieną vakarą apsilankė apie 1000 žmonių per 4 valandas ir paroda keitėsi nuo to, kiek žmonių toj parodoj buvo. Kai parodoj būdavo iki 20 žmonių, atrodo, galiodavo savaime suprantamos taisyklės, mandagumas, kūriniais buvo naudojamasi taip, kaip aš įsivaizdavau. Kai patalpose atsirasdavo daugiau negu 20 žmonių, įsivyraudavo chaosas, anarchija, tam tikri kūriniai būdavo gandinami, kažkaip kitaip paveikiami žmonių ir žmonės jausdavosi, kad jų niekas nemato. Tai man labai yra įdomu, kaip žmonės elgiasi su kūriniais, erdvėje, kurioje jiems leidžiama daryti, ką nori ir kur tie kūriniai nuveda, kur vienas kūrinys, kurį gali paliesti, nuveda prie kito kūrinio, kaip tada tu jį reaguoji, kai jau turi visai kitokį žiūros tašką, kai tu prie jo praleidi daugiau negu 5 sekundės, tai gali būti nuo varpelio paskambinimo iki lietimo vandens, kuris sustoja nuo to, kad sensoriai reaguoja į tai, kad žmogus yra priešais jį, nuo kūrinių, kuriuose reikia galvoti, prisiminti, fiksuoti savo nuojautas, sapnus, mintis ir idėjas. Spausdinti dabar nerandu, bet čia yra žmonių pasidalinimai ir žinutės savo į ateitį. Yra pasidalinimai sapnais.
ir tokiais visai jautriais dalykais. Pavyzdžiui, čia kalba apie tai, kaip prisimena geriausiai sapną, per kurį sutiko savo gyvenimo meilę. Ir paskui atsibudo, paskui jos pasigėdęs. Artefaktai, tai kas lieka po parodos, kaip atrodo kūriniai, parodai prasidėjus ir pasilikus, tampa tam tikra dokumentacija nuo pačių sąlygų, kuriuose buvo kūriniai. Tai tiek žmonių rašyti laiškai, tiek piešti piešiniai ant skaidrių. Kartais kūrinius gali padėti uždokumentuoti tiek video, tiek foto, bet labai dažnai tie kūriniai yra trapūs laikui, kad jie veikia tada, kai jie yra. Ir kai jų nėra, tai galima dokumentuoti tik prisiminimais. Ir aš niekada nežinau, ką žmogus pagalvos ar padarys, ar ką parašys. Aš galiu padiktuoti sąlygas, klausimus, bet aš visada lieku pasitikėjime ir nežinomybei, kur tie kūriniai nuves. Tai aš kartais jaučiuosi, kad aš dokumentuoju žmonių patirtis ir kaupiu tokią kaip duomenų bazę apie tai, kas įvyko, ir renku artefaktus iš parodų, iš žmonių prisilietimų, tiesioginių patirčių ir artefaktų. Nežinau, ranka rašyti, bet ranka tai irgi dar gali kažkaip nubraukti, arba pakeisti raidę. Kažkokio tokio kasdienio gyvenimo. Aš būtent šitą formatą nusipirkau 20 metais per karantiną. Viskas, taip, man patinka labai taktiliški dalykai, nes ir kuriu apie tai, kas paliečia paliečia per jausmą, per prisilietimą, per kažkokią jauseną. Būtent šitas smėlis siurbdavo ir pieždavo savo minčių žemėlapius. Ir smėlį aš daug kur naudoju, tai tiek, kad žmonės liestų ir pieštų, tiek mano menas smėlyje, kurias kviečiu žmonės uždegti su intencija. Aš kažkaip naudoju tokių labai žemiškų dalykų, bet taip pat jie kažkaip tampa tuo pat metu labai perkeičiantis kartais ir prasmę. Turėjau labai įdomų patyrimą, tai buvo kūrinys, kuriame kviečiau žmonės sugalvoti intencijas ir norus. Ateina iš mūsų kasdienio gyvenimo, ateina iš mūsų kultūros, kad mes einam bažnyčiose uždegti žvakutę už mirusius, už intencijas, pasimelsti už kitus. Ir kai tai perteiki kažkokią galerinę erdvę, yra labai įdomu, kaip žmonės su savo žiniom žino, ką reikia daryti, ir kažkaip irgi tai erdvei atsiskleidžia, nebijo dalyvauti, nes tai jiems yra pažįstama. Nes man labai svarbu žmonių įsitraukimas ir kaip jie reaguoja į kūrinius. Tai yra visada smagu, kai kūriniai veikia. Aš šiuo metu esu smalsumo ir ramybės etape. Tiesiog tuoj sugalvosiu, kaip tas jausmas vadinasi. Aš jaučiuosi kaip trečias brolis Jonas, išėjęs į pasaulį jo pažinti ir nežinantis, ką parsineš ir ką patirs, nes jaučiuosi savo tokioj kūrinio pradžioj, kur aš žinau tikslą, kur einu, bet aš nežinau, kaip iki jo nueisiu. Tai esu labai smalsi ir atvira. Atvira bendradarbiavimams, atvira patirtims, atvira žmonėms ir atvira pačiam kūriniui, ką jis man atneš ir ką pasakys.
Man tai gal labai norėtųsi žmonės pakviesti ateiti į parodas ir jų nebijoti. Ir domėtis pasaulio aplink save, ne tik tai, kuo pats domiesi, bet ir atsirasti burbuluose, kuriuose nesi. Ir nebijoti pažinti pasaulį, nebijoti priimti skirtingų požiūrių, nuomonės ir patirti pasaulį, nebijoti būti drąsiam ir gyventi taip, kaip jauti, neužsidaryti.